Apie maisto kariuomenę jau kalbėjau vienoje serijoje. O šiaip savo YouTube videoke apie tai irgi pakalbu. Bet šiandien jums papasakosiu, kas vykdo, kai mus palikdo savaitgaliais. Likimas savaitgaliai nebūtinai reiškia, kad esi izoliuotas. Lemba dar vieną svetimybę. Reiškia, kad nebūtinai lieki dėl kažkokios nuobaudos. Tai dažniausiai tais atvejais, kai lieki kareivinėse dėl kareivinių režimo, arba kažkas iš būrio būna izoliuotas, arba tiesiog yra kažkokių nepadarytų pratybų ir jas reikia padaryti savaitgalį. Tai tokiais atvejais penktadienį vakare arba šeštadienį vakare, arba net būdavo čia iš viso neįmanoma sekmadienį dieną, paprašius budėtojui susitarus su dalinio budėtoju, leisdavo užsisakyti picų. What? Nu, iš viso šiaip net nebūtinai picų, galėdavau užsakyti, ką nori. Tiesiog pasimdom Boltą, pereidom per visą kuopą dažniausiai. Aš savo Bolto sąskaitoj turiu užsakymų po 500–600 eurų. Tiesiog visiems užsako bendrą siuntą, keliese nueinat prie vartelių, viską pasiemat ir savo ramiai valgot kuopoj. Man porą kartų savaitgalį iškrito budėjimai, tai per budėjimą valgiau pizzą. Skanios picos ir jums. Iki rytojaus. Ate.